Sveiki, mes dalyvavome Erasmus Plus projekte Think Global, Learn Being an Entrepreneur in Europe Graikijoje ir dabar norime apie jį papasakoti. Tai visi sveiki, aš esu Arnas. Aš jums pristatysiu mūsų pirmadienį Graikijoje. Tai pirmadienis prasidėjo tuo, kad mes visi susirinkome Graikijos mokykloje ir patys graikai mums davė lapus, ant kurių buvo parašyta maldos vertimas, kurie tą giedoja. Ir tada po visų giedojimų buvo ten jų tie firminiai šokiai, kurie mums parodė. Po to jie parodė plakatus, ant kurių buvo parašyta kažkas graikiškai. Mes vertimo neturėjom, bet tai atrodė visai įdomu ir netikėtai. Po plakatų mes padarėm pertrauką prieš pačius pristatymus apie savo šalį ir SWOT analizę. Tai mes išsiskyrėm tom, kad mes padarėm pačias skaidres apie savo šalį, ne kaip kiti padarė video. Ir SWOT analizę mes irgi išsiskyrėm tom, kad mes tilpom į 5 minučių apribojimus, kas buvo reikalinga, o visos kitos šalis padarė, netilpo į ten tą 5 minučių ribą ir gavos taip, kad daugelis vaikų turėjo tiesiog klausytis ten po 10, 15, 20 minučių ten visos analizės. Ir kingiausiai buvo taip, kad jau visi vaikai norėjo ploti ir mokytojai po pristatymą, bet gavos taip, kad jie sako stop, mes dar nebaigiam. Tai gavos biškį nuobodu, bet ir juokinga iš kitos pusės. Po visų pristatymų mes turėjom laisvą laiką, tai mūsų visas laisvas laikas vyko pačiam tos vietos kaimelėje. Mes bendravom su kitais žmonėm, ilsėjomės ir laukiam antradienio. Aš esu Gustė ir papasakosiu, ką veikiam antradienį. Ta diena Graikijoje vyko labai svarbi šventė, kovo 25, kuri jiems yra ir nepriklausomybės diena, ir religinė šventė. Ryte visi kartu su šeimomis ėjo į bažnyčią, ten pirmą kartą paragavau kolivą, tai tokie saldūs riešutai su kviečiais, kurios graikai dalino per religinės šventes, kaip prisimenami mirusieji. Jie tiki, kad tai padeda išlydėti sielą į rojų, tai labai įdomi ir jautri tradicija. Po bažnyčios sekė paradas, labai gražus ir šventiškas renginys, kai kurie iš mūsų graikų mokinių jame dalyvavo, pasipuošę baltais ir mėlynais drabužiais. Buvo labai smagu matyti, kai visi pasitempę žygiuoja, miestelis pilnas šventinės nuotaikos. Vėliau mūsų laukė ekskursija po Hortetės miestelį, vaikščiojome po kalvotas gatves, aplankėme keletą vietų svarbių graikų istorijai ir kultūrai. Pamatėme paminklą skirtą žuvusiesiems, kur mums papasako apie holokaustą ir skaudžius įvykius vykusius toje vietoje. Po šių jautrių ir svarbių istorinių vietų mums buvo parodyta sena maža bažnytėlė, esanti šalia naujosios bažnyčios, ir šiek tiek papasakota apie savi. Sužinojome ir apie vienuolyną, kuris anksčiau buvo šiame miestelėje, toje vietoje, kur dabar stovi pagrindinė mokykla. Visa ši ekskursija buvo labai įdomi, nors ir emociškai sunki, tačiau ji padėjo mums geriau suprasti Hortetės istoriją ir tai, ką išgyveno vietos žmonės. Po ekskursijos grįžome į namus, pavalgėme su šeimomis, o vakare vėl visi susitikome. Šį kartą jau mieste, kavinėje, ten praleidome visą vakarą, kalbėjomės, juokėmės, dalinomės įspūdžiais. Grįždami dar spėjome pažiūrėti, kaip žaidė Žalgiris. Deja pralaimėjo, bet vis tiek vakaras buvo ypatingas. Rungtynę žiūrėjome su graikais, kurie nustebo dėl mūsų emocijų, bet greitai įsitraukė, domėjosi ir net patys pradėjo palaikyti komandą. Buvo smagu pasidalinti savo tradicijom. Gerai, tai dabar aš Vilius papasakosiu apie trečiadienį. Ta rytą tikrai atsikėlėme pavargę, bet ne per daug, nes praeitą dieną vykusios veiklos baigėsi anksčiau negu kitas dienas. Atsikėlę, papusryčiavome ir išvykome į mokyklą. Mokykloje turėjome laiko pratęsti savo dirbtuves, tęsti darbą prie savo pristatymo, prezentacijos apie alternatyvius bei atsinaujinančius energijos šaltinius. Ta diena dirbome tik valandą, bet padarėme tikrai didelę pažangą, buvome beveik užbaigę savo pristatymus.
Vėliau laukėme autobuso, sulipome į užsakytą transportą ir išvykome į amerikietišką koledžą Anatoliją. Ten mus pasitiko mokytoja, kuri pravedė tikrai įdomų žaidimą. Bet iš tikrųjų jis buvo gan sudėtingas. Buvome suskirstyti į komandas pagal šalis ir pradėjome žaisti tą žaidimą. Kiekviena komanda gavo atsinaujinančios energijos rūšį ir turėjo taip ją pristatyti, kad kitos komandos neatspėtų, apie ką buvo kalbama. Nors žaidimas tikrai buvo painus ir suprasti buvo gan sunku, bet sužaisti mums jį pavyko, nors mūsų komanda ir nelaimėjo. Per tą užsiėmimą sužinojau apie kelias atsinaujinančios energijos rūšis, apie kurias anksčiau nieko nebuvau girdėjęs, pavyzdžiui, biomasės energiją. Po to šiek tiek pasivaikščiome po teritoriją, pasidarėme grupinę nuotrauką ir išvykome į mokslo muziejų Noesis. Ten dalyvavome dar viename užsiėmime. Gavome užduotį. Komandose turėjome suvaidinti žmogų gyvenantį tam tikroje vietovėje, kur planuojama statyti Saulės jėgainių parką. Pagal veikėjo duomenis reikėjo nuspręsti, pritarti elektrinės statybai ar ne. Turėjome įvertinti, ar neprarasime darbo, ar tai nesukels triukšmo, ar galbūt net atneš gerai apmokamų darbų. Bet po svarstymų ir diskusijų su kitomis komandomis nusprendėme, kad statybai pritarėme ir tai tikrai bus mums į naudą. Vėliau vėl važiavome autobusu, šįkart į pajūrio miestelį Perariją. Ten nuėjom į restoraną, kur valgėme užsakytus pietus. Autentišką graikišką maistą. Aš pasirinkau valgyti suvlaki, ant iešmo keptus kiaulienos kepsnelius, labai panašus į šešlykus. Taip pat buvo įvairių užkandžių. Man labiausiai patiko traškus cukinijos gabalėliai, kepti aliejuje. Po pietų turėjome laisvo laiko, vaikščiojome pajūriu, nuėjome ant ilgo molo ir net užsukame į kelias parduotuvėles. Vizitas miestelėje man tikrai labai patiko. Pamačiau ne tik didelį graikų miestą kaip Salonikai, bet ir mažesnį, primenantį Palangą, kažkokį mažą miestelį prie jūros. Ši diena man tikrai sutikė daug. Sužinojau daugiau apie graikų kultūrą, jų tradicinius patiekalus ir gyvenimo būdą. Taip pat pagilinau žinias apie klimato kaitą ir alternatyvius energijos šaltinius. Aš esu Milda ir šiandien jums papasakosiu apie mūsų trečią dieną Erasmus kelionėje Graikijoje. Tai ketvirtadienio rytas prasidėjo nuo to, kad visi mokiniai susirinko mokyklos kieme maždaug po 8:15 tradiciniai rytiniai maldai. Tada likusieji mokiniai grįžo atgal į pamokas. O mes, Erasmus dalyviai, sėdome į užsakytą autobusą ir išvažiavome link miesto centro į veiklas. Mūsų kelionė truko apie valandą laiko, atvykome į užsiėmimus, kur ėjo tik tais latviai, lietuviai, keli graikai, portugalai, italai ir kroatai. Tai mums užsiėmimai vyko su keliais patyrusiais ekologais, su kuriais diskutavome apie tai, ar žinome, kas yra klimato kaita, kodėl taip vyksta, ką mes galime padaryti, kad tai sustabdytume ir visokiais kitais klausimais susijusiais su šia tema. Tai tada mes ten žaidėme įvairius žaidimus, per kuriuos analizavome visą tai, kaip vyksta klimato kaita. Turėjome spontaniškai sugalvoti žodžius, kurie mums ateina į galvą išgirdus klimato kaitą. Taip pat buvom pasiskirstę į poras ir turėjome rasti žmonės, kurie pritarė tam tikrai nuomonei susijusiai su klimato kaita ir vėliau turėjome išvadas pristatyti prieš visą grupę. Tada žaidėme skęstančios salos žaidimą, kuris mums padėjo pamatyti, kaip iš tikro vyksta visa klimato kaita pasaulyje. Ir tada užsiėmimam pasibaigus, mes vėl sėdome į autobusą ir jau su visais likusiais graikais važiavome link Salonikų miesto centro, kur mums vyko turas, tai mes ėjome į Baltąjį bokštą. Mes aplankėme vieną iš senųjų tiltų likusią dalį, mes apėjome Aristotelio aikštę, tuomet turėjome laisvą laiką, kai mus graikai vedėsi paragauti jų tradicinę patiekalo gyros, kuris mums visiems paliko labai gerą įspūdį, mums tikrai visiems labai patiko ir tada, nors ir užklupo mus lietus, mums tai nesustabdė eiti toliau apžiūrėti miesto, tai mes apėjome kitą miesto dalį. Nuėjome pamatyti dar vieną bažnyčią
Ir tada jau sėdome atgal į autobusą ir važiavome link Chortietis miestelio. Tada, kai grįžome, nors ir buvome visi šiek tiek pavargę, tiek lietuviai visi, tiek mūsų haustai nusprendėme, kad mes einame susitikti kartu visi ir mes pasivaikščiojom dar po Chortietis miestelį ir taip užbaigėm savo 4. dieną Graikijoje. Aš esu Paulina ir jums pristatysiu, ką veikiam penktadienį Graikijoje. Tai penktadienį pradėjom anksti ryte, nuvažiavom į mokyklą ir mokyklai pristatinėjom visi savo verslo projektus, kuriuos kūrėm per visą savaitę. Taip pat reikėjo parengti skaidres, tai daug kas pabaigė darbą skaidrėse, tada pasimokinom tekstą ir reikėjo jį pristatinėti prieš visus, tai visi pristatė. Labai įdomu buvo, kad pas visus buvo viena tema, bet iš tos vienos temos visi labai ją daug išplėtė ir labai daug papasakojo. Tai čia labai įdomu buvo ir patiko tas, kad kiekvienas žmogus tame dalyvavo, nebuvo ne vieno, kuris nebūtų dalyvavęs. Tada buvo labai įdomu, kai visos komandos pristatinėjo, nes visi įsijungę buvo, komandos nariai nebuvo nei vienas paliktas, labai fainai dėl to buvo. Tada po pristatymų vyko diplomų dovanojimai, kas laimėjo, kas pralaimėjo. Ir tada padarė tokią mažą diskoteką, visi pašoko, daug šalių pašoko savo tradicinius šokius, kad visi susipažintų. Tai va pasimokinom tradicinių šokių ir po šokių buvo biški tokia užduotėlė maža, kad gavom lapus ir reikėjo surašyti žmonių vardus, kurie daro tą dalyką, kas parašytas ant lapo. Tai labai fainai buvo, nes galėjai eiti pro žmonės, klausinėti ir sužinoti daugiau apie žmonės, su kuriais tu gyvenai toj pačioj šaly, kurioje nesi buvęs niekada, tai labai fainai buvo dėl to. O vakare visi susitikom ir pasikalbėjom, kaip kas sekėsi, kokios užduotis buvo, ką galėjo pakeisti Erasmusas, ko negalėjo, kas buvo labai fainai, kas patiko, kas nepatiko. Tai jo, pasėdėjom, pakalbėjom labai fainai, atsiliūdėjom, labai liūdna buvo, kai reikėjo išeiti. Bet tikiuosi dar susitiksim su visais ir čia buvo mūsų penktadienio diena.